štai vėl ir aš. Sveiki, čia aš. Sveiki, čia aš. Ir štai... Labą dieną. Štai vėl ir aš. Naujoje laidoje apie kaimus. Štai mes esame ramiame Lietuvos kaimelyje, kurio pavadinimas Lionai. Aš čia pavaikščiojęs tikrai supratau, kad šitame kaime aš tikrai norėčiau gyventi, užaugti ir dirbti. Nes... Kas ten vyksta? Girdi. Palaukim, gal pabaigs išsiskirsti, tada pakartosim reportažą. Taip atlyginam gausias. Iškišiau. Gerai, kartuojam. Sveiki, štai ir aš. Mes esame ramiame Lietuvos kampelyje Lionuose. Taip, aš tikrai norėčiau čia gyventi, nes tai toks ramus miestas. Klausyk. Agirdi, gal reikės, man atrodo, eiti iš čia. Čia tai naują matau. Agirdi, eisime. Ar reik čia? Kas yra? Turi parūkį? Neturiu. Tu nesiraudink, aš tau gražinsiu. Ne, aš neturiu. Tu turi? Ne, bėgam! Aš tau gražinsiu! Gražinsiu! Sveiki, čia aš. Mes esame laidoje gražiausi Lietuvos kaimai. Dabar mes esame kaip tik prie mano dirbtuvių. Štai matau vieną jų darbuotojų. Pakalbinkime jį. Ne, palauk, aš tik vieną klausimą. Ar jūs čia dirbate? Nu, kaip... Darba. Ką jūs dirbate? Aš žuolę čia pjaunu. Ką čia neši? Atsiprašau, kas čia vyksta? Da, toks prikolas nahui parauž darbas. Neįmanoma filmuoti. Einu. Sveiki, čia aš. Ir štai mes ką tik sutikome Lionų kaimo valdytoją. Koks jūsų vardas? Jonas Kelbukas. Taip, ir štai, Jonai, kaip sekasi jums valdyti šitą kaimą? Ar viskas gražu? Alaus duosi? Nu, tarėmės, kad aš tau jo duosiu. Tu turi atsakyti, taip, sekas gerai, viskas ramu ir panašiai, nes aš taip atlyginimą negausiu, jokio reportažo šiandien sumedžiojau. Tarėmės, alaus duosiu, jūs klaus. Nu, gerai, pradedam iš naujo. Sveiki, čia aš. Ir štai mes sutikome Lionų kaimo valdytoją Joną Kelbuką. Ir štai, Jonai, kaip sekasi valdyti jums šitą kaimą? Akų sakėt reikia. Sio, baigiu darbą, išeinu, jokios pensijos nereikia, kad atstotumėt nuo manęs, nes tokių darbų dirbti neįmanoma. Gerai, davai, sėkmės. Parūkyt turi?